Sveiki įsijungę bėgimo ir triatlono klubo Love Streams Running tinklalaidę. Čia dalinamės treniruočių patarimais, kalbiname sportininkus bei kitus sporto pasaulio žinovus. Kviečiame klausytis ir tobulėti kartu. Sveiki visi Love Streams Running žiūrovai, klausytojai, tie, kurie yra ištikimi mums jau daug metų, tie, kurie galbūt ir pirmą kartą įsijungė ir... Tie, kurie neištikimi buvo irgi... Tie, kurie gal jo neištikimi, buvo kažkur kitur nubėgę ir grįžot... Klausėt ir kitų podcastų. Jo, tai... Šiandien šitą pokalbį šiaip įrašinėjom dar gruodžio mėnesį, bet išleisim jį jau sausio pradžioje, tai iš tikrųjų norėjom tą gal podcast'o pradžią tokią padaryti kaip ir aptarimą, apžvelgimą visų ir pačių metų ir iš tikrųjų skirti šiek tiek dėmesio, padėkoti visiems, nes tikriausiai tradiciškai kiekvienais metais šitie dalykai ateina, pagalvoji, kokie jie buvo, kam esi dėkingas, ko nekenti. ir iš viešai tikrųjų... tada pasakyti. Gal nutilėsim tą antrą dalį, bet tikrai nuoširdžiai norim padėkoti daugam iš tikrųjų, nes vien tai, kad mes čia sėdėm ir jau tiek laiko sėdėm, tai nėra, ir čia matome mes dažniausiai, gal mes su Jonu, Inga dabar labai fainai įsitraukė, bet už mūsų irgi visa komanda stovi, tai visų pirma gal irgi norėtų padėkoti Audiotekai, kad vis dar įsileidžia mūsų į šitą studiją ir galim čia įrašinėti podcastus, norim tikrai, čia gal jau daug kartų esate irgi girdėję, bet apie Contribui projektą mūsų, apie jaunojo sportininko stipendiją. Šiuo metu turime 56 rėmėjus Contribui platformoje, gaunam 433 eurus per mėnesį ir tai mums leidžia išlaikyti skirti stipendiją 5 sportininkams, Džiugui, Danieliui, Oskarui, Domui. Ir labai norim padėkoti visiems, kurie tą stipendiją prie jos prisideda, skiria ją, visi pinigai surinkti tiesiogiai keliauja būtent tiems sportininkams ir ateityje ir kitiems sportininkams. Ir dar gali papasakoti trumpai, kad netrukus paviešinsim jau ir didesnį šitą projektą sportininko stipendijos ir svetainė bus ir taip sakant, šitą tikrai norim ir mums labai rūpi auginti šitą projektą, nes tuos jaunuosius sportininkus ugdyti yra kaip viena iš mūsų tokių esminių misijų. Tai vat, tų stipendijų norim skirti daug daugiau ir daug didesnių ir padėti jaunimui, tai prisidėkit ir jūs ir čia turbūt didžiausias dalykas, ką taip konkrečiai galit padaryti ir tą kaip įkėlį įmes, tai labai dėkingi už tai būtume. Taip, tai ačiū tikrai visiems, kurie jau tą daro, ačiū tiem, kurie galbūt bus paskatinti ir norės naujametinį gerą darbą padaryti ir pridėti, tai šiaip visa informacija yra mūsų Contribui platformoje, bet kaip Jonas paminėjo, irgi greitų metų paleisim šiek tiek, galbūt net jau ir kaip pokalbis išėjęs bus, galbūt jau bus. Tikėkime, kad jau bus paleistas ir puslapis, kur bus galima tą informaciją pamatyti, tai galėsit susipažinti plačiau ir su projektu ir kaip prie jo prisidėti, bet jo, tikriausiai tikrai vienas svarbiausių ir gražiausių dalykų, ką galim padaryti, tai puoselėti tą sportuojantį jaunimą. Ir apskritai gal šiaip noris padėkoti ir jums visiems, kurie vis dar klauso mūsų, jau šiaip čia 6 sezonas, 5 metai eina ir daug tų epizodų prikepta ir dar kepam ir kepsim, planuojam ir toliau tą daryti, tai ačiū visiems, kurie tikrai klausot, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad pradedat sekt. Ačiū galbūt, kad net ir išgirstat, ką sakom, ne tik tai pažiūrit ir galbūt naudojat ir padeda jums, tai šiaip visą laiką labai faina yra išgirsti, kai žmonės pasidalina savo istorijom, kad pradėjau klausyti jūsų podcast'o, pradėjau ten galbūt mitybos tam tikrus dalykus taikyti, pradėjau bėgioti kitaip ir tai atnešė vaisių, tai džiugu ir mūsų pačių darbą įprasmina gal net labiau, nes visiškai. Iš esmės tik dėl to ir tą ir darom, nes ne dėl dėmesio savo, bet iš esmės, kad kuo daugiau gal atiduotumėm tą, ką patys žinom, tuo, kuo tikim ir kuo gyvenam. Ir šiaip čia gal toks vidinis jau labiau, bet visai Love Streams Running full gas tiek ir bendruomeniai, bet tiek ir komandai, kaip sakiau, kad už mūsų nugarų stovi šiaip nemažai žmonių, ir treneriai, ir administracija, ir tie patys ir bėgikai, kurie labai stipriai prisideda prie visos tos bendruomenės puoselėjimo, tai be jūsų visų nebūtų ir mūsų,
ir manau, kad tik tai kartu ir galim toliau visą tai daryti. Nukeliu kepurę su didžiulė padėka visai šaikai mūsų. Jo, tai va, tai tikrai nuoširdus ačiū visiems ir ką, į dar vienus stiprius metus ir bandysim toliau krapštyti čia kažką. Nu, bet šiaip geri metai buvo geri. Toks daug ir Lietuvoje, ir pasaulyje visko įvyko, ir mūsų darže daug visokių smagių proveržių buvo, tai šiaip jo, kaip pagalvoji, tai tokių, jeigu taip, žinai, sunku lyginti, aišku, metus su metais, ne visą laiką, kartais būna metai, kur pasėjai kažką ir kitais metais pjauni, tai, žinai, ne visą laiką gali įvertinti, bet šiaip, daug nupjovėm šiais metais, bet ir daug pasėjom, toks visapusiškai buvo, žinai, geri metai. Kas tau labiausiai įstrigo, jeigu tai, va, keli dalykai, nebūtinai šitą iš Lietuvos ir iš pasaulio, bet, iš to, va, kas tavo highlightai buvo. Aš galvoju, norėjau čia gal apie tuos vidinius dalykus kalbėti, bet iš tikrųjų gal... Tai kalbėk apie vidinius. Bet tie vidiniai dalykai tikriausiai gal kol kas gal kontekstui sunkiai suprantami, tai gal aš iš tikrųjų čia plačiau pakšnekėsiu ir vat, galėsim irgi padiskutuoti ir jo gal daugiau į tą visą daugiau matomą, apčiuopiamą tiesiog pusę pakalbėti. Kaip sakėt, jo tikrai daug dalykų gal pasėjom, daug dalykų nusipjojom, bet nedaugam gal tai ir net ir aktualu bus, tai gal jo kol kas per daug. Po to be mikrofonų galėsim apšnekėti. Bet šiaip vat, jo, vienas iš dalykų, ką norėjosi pašnekėti, kad kokie šitie geri metai buvo sportui apskritai ir iš įvairių pusių ir kalbant, aš pats esu skaičių labai žmogus, man patinka skaičiuoti, žiūrėti, tai šiaip ir užsirašiau tokį, kad, pavyzdžiui, šitie metai nuo pat pradžių, atsimenu, pirmus podcastus, kai darėm, kiekvienam podcast'e buvo vis kažkas, apie ką buvo galim pašnekėti ir ko pasidžiaugti, ir ypač kalbant Lietuvoje apie rekordus, ir kai gal nekartą esame ir podcast'e paminėję, kad kažkur čia gal matosi stagnacija, niekur nejudam, pasaulis judam, mes ne, bet šiais metais iš tikrųjų mes kaip Lietuva, kaip šalis, lengvoji atletikoje, čia dabar kalbu apie bėgimus, bet ne tik bėgimus, yra kitas rungtis, tai pagerinom 15 Lietuvos rekordų ir vieną dar pakartojom, kas yra šiaip crazy. Crazy, samota tokia 15 rekordų per vienerius metus, tai įdomu, kiek prieš tai metai, turbūt vargu ar 5 buvo. Šiaip bus įdomu pažiūrėti statistiką, gal jeigu tokia, bus, manau, galima atrasti, bet manau, kad tikrai vieni derlingiausių metų rekordais šitie buvo ir gal kas džiugu yra matyti, kad nebuvo taip, kad tie rekordai gal ten iš vieno ar dviejų žmonių buvo, nes šiaip mes matėm ir, aišku... Ir čia neskaičiuojant age grupų rekordų. Čia tik suaugusių. Age grupas dar, ten jaunimo rekordai, šiaip veteranų rekordai. Veteranų jaunimo, tai čia prisidėtų dar turbūt iki 10. Jeigu nedaugiau, šiaip tikriausiai gal net ir daugiau. Bet tie rekordai krito iš skirtingų žmonių, tai taip, žinoma, ten turėjom, tarkim, 2 Giedriaus rekordus, 3 Simo rekordus, Gabija pagerino 4 rekordus. Giedriaus tai techniškai kaip įdomu skaičiuoju. Ne, aš skaičiuoju distancijas. Ta prasme, tiksliau... Ne kartus, kada pagerintas? Nes jeigu mes skaičiuotumėm kartus, tai čia dar atskira kalba. Bet čia yra 15 atskirų rekordų pagerintų. Bet turėjom ir šuolių su kartim, 50 km bėgimo, mes turėjom disko metimą, estafetėj, Adas Dambrauskas pakartojo 60 metrų rekordą, Gediminas Truskauskas 200 metrų rekordą, Modesta 300 metrų rekordą. Žodžiu, tų rekordų krito visur ir visai. Tai labai džiugu matyti, kad ne tik tai vienas ar 2 žmonės tempia tą lygį į priekį, bet visa masė juda tiesiog į priekį ir labai skirtingose rungtyse. Tai iš to čia vienas tikriausiai gal tokių džiugesnių vidinio kiemo dalykų nutikusių šiais metais. Jo, aš tai labai noriu, aišku, mes sergam už visą lengvąją ir dirbam ir su lengvatėčiais tais ir šitą tas labai svarbu, bet ypač mūsų daržas vidutiniai ilgi nuotoliai, tai labai faina buvo šiais metais pamatyti tą tokią, net negalėčiau pasakyti, buvo ir dvikovos momentų tarp Simo ir Giedriaus, bet kad toks atrodo tikrai kažkoks produktyvus abiejų labai
darbas ir Simas jau tą ir anksčiau darė, jis buvo, taip sakant, tas garvežys, kuris veda į priekį. Dabar, kad Giedrius prisijungia, tai kažkaip labai noris, kad dar ten 2-3 žmonės, kokie, žinai, toks atrodo, tiek nedaug reikia, kad jau būtų kažkoks rimtesnis proveržis. Tai vat, labai, labiausiai norėtų to, kad prie jų prisijungtų dar šitą jaunimas, kuris pušintų šitos dalykus. Tai, bet jau tokia tikrai atsiranda kažkoks vilties žiburys. Fainas. Ir šiaip labai fainu, dabar čia labai šviežiai Europos kroso čempionatas įvyko ir Simas šiaip aukščiausią vietą ever užėmė ir kaip kalbėjom, šiaip pasaulio lygis nestovi, juda, visi stiprėja ir matyti, kad mūsiškiai ir tuose reitinguose kyla ir yra realių šansų net ir pagalvoti apie Europos čempionatus. Tai jo, bet tas labiausiai ir faina, gal Arnai, kad aš tikrai jaučiu, kad ir Simas, ir Giedrius jie jau tikrai nuoširdžiai nebesilygina, žinai, su vidiniam kieme, jie jau turi ambicijų, jie žino, kur yra, kad toli gražu neapsimetinėkim, jie dar nėra world class sportininkai, bet jie jau lyginasi su tais Europoje stipriausiais sportininkais, bando jos vytis, jau yra blyksniais jau kada ir konkurencingi ir jau, žinai, tai tas yra labai svarbus lūžis, kad, žinai, kur mes žiūrim, nes tik tai jeigu mes žiūrim į tą pusę, ten galim ir priartėti. Jeigu mes dairysimės tik tai, žinai, kažkokių vietinių pergalių, tai mes, niekad ir nepakilsim aukščiau. Taip. Tai labai faina, kad tas tikrai jaučias pokytis. Jo, tai dar kartą labai džiugu už tą kylantį lygį, už tą kylantį lygį dar labiau kylantis lygis yra pasaulio, tai šiais metais, 25 kalendoriniais metais krito 13 pasaulio rekordų, kas irgi šiaip yra tikrai įspūdinga, prie poros tokių labai senų ir kurių jau visi labai stengiasi ir nori, kad tie rekordai kristų, buvo labai priartėta, bet dar reikės palaukti. Bet labai greitai galiu, net jeigu ką irgi pavardinti, ten Faith Kipyegon pusantriniai pagerino, Beatrice Chebet 5000 metrų iš 14 minučių moteris išlipo, ten smegenis išnešė, Agnes Džebet 10 km bėgimas 29-27, Tigis Tasefa moterų, nes yra atskira maratonuose moterų, yra mišri, ta įskaita, tai moterų rekordą pagerino 2:15:50, Jakobas Ingebrigtsenas bėgdamas mylę pagerino ir mylios ir pusantrinės rekordą uždarų patalpų. Grant Fisheris metus irgi tenais atidarė su 3000 ir 5000 metrų rekordais. Mondo Duplantis ten jau nesuskaičiuojama kartų tą pasaulio rekordą pagerino. Skandina Puma. 14, man atrodo, jis kartą jau gerina. Mykolas Alekna, disko metimo rekordas 7,5 metrai, 5,6 centimetrai, čia toks vienas gal iš įspūdingiausių tikriausiai apskritai visų istorinis metų. Visiškai. Kartu gal su Jacob Kiplimo pusmaratonio rekordu, 5,6, 5,2, kur vis dar sunku. Bet jo, kuris vis labiau apkarsta, kai apie jį pagalvoji. Taip. Dėl dopingo šešėlio. Taip, ir kur tikėtina, kad nepamatysim kažko panašaus greitų metų. Ne. Ir tada dar įvyko ėjimo varžybose 20 ir 35 km pasaulio rekordai. Tai šiaip irgi labai derlingi metai. Ten dar, kaip kalbėjau, Sydney McLaughlin Lebron labai priartėjo prie 400 metrų pasaulio rekordo. Keely Hodgkinson ten, kažkur arti. Ne jo sezonas buvo. Taip, dėl traumos jinai padarė neįtikėtiną comebacką, bet tikrai nebuvo tos formos, kad atakuoti pasaulio rekordą. Jo, bet net ir jinai pirmų startų visai, santykinai arti ten jo buvo Silesijos Deimantinėje lygoje, kur po grinai metų pertraukos po Paryžiaus olimpinių žaidynių pirmas startas buvo ir toks labai, labai gražus žypsnis buvo. Tai ir dar kitais metais prie jos galbūt, sakėm, jau čia kalbėjom, neaišku, kaip bus, bet galbūt Femke Bol prisijungs ir gal tą konkurenciją. Bet jos nereikia dar nurašyti komandos draugės, kuri dabar laimėjo medalį, kuri dabar tikrai matos fokusuojasi 8 ir matos dabar iš social media, kad jos viską kartu daro, tai panašu su Keely Hodgkinson, tai panašu, kad ir Georgia 8 prioritizuoja ateinančiam sezonui. Ir šiaip labai fainai tas M11 Track Club. Jo, aš norėjau pasakyti, kad čia kaip rekomendacija visiems, kas domisi lengva ir seka, tai tas M11 Track Club tikrai pasekit, nes man turbūt dabar viena iš mėgstamiausių elitinių treniruočių grupių ir klubų, nes jie žiauriai linksmi, labai nesusireikšminę, labai geras humoras, labai daug turinio tokio visiškai atsipalaidavusio ir faina, kad tokio kalibro sportininkai, olimpiniai čempionai ten visiškai tūsinas.
Tai jo, aš visiškas fanas dabar esu šitų mergų. Šiaip, man atrodo, toks dabar gal biškiai atgimimas net įvyko ant tų klubų, nes anksčiau ten buvo, tarkim, Bowermanas, Amerikoje ypač labai jautėsi Tinmanai, ten On Athletic Club kūrėsi, bet jie visi kažkaip prigeso ir dabar, vat, M11, pavyzdžiui, grįžta. Ir visi Europoje, Spring, taip, M11. Ir norėjau sakyti, matėt ir gyvai, Jakobas Ingebrigtsenas savo bėgimo klubą įkūrė, tai vat irgi ten žiauriai fainas vaibelis toksai yra. Tai, labai. Tai jo, gyvai teko kelias dienas praleisti Sierra Nevadai su Ingebrigtsenu ir to visą šutvėjų. Tai super atmosfera, ten irgi jaunimas visas labai talentingas norvegų ir jie ten tikrai fainai labai bendrauja. Jo. Tai čia galbūt net ir rekomendacija, kaip jūs sakėt, pasiekti, tai man atrodo, kad labai galima daug gero, faino pamatyti ir to gyvenimiškos tos pusės sportininkų ir jaunimui galbūt irgi pamatyti, kaip ten viskas atrodo. Tai M11 ir Spring Running Club, dvi rekomendacijos. Tai va, ir tada gal irgi tokių gal keletas greitai tiesiog epizodų, dalykų, kurie gal nudžiugino, kurie nebūtinai nudžiugino, bet gal ir šokiravo ar nuliūdino šiek tiek, kas šiemet įvyko. Tai jau mūsų nemažai apkalbėtas Grand Slam trekas. Ten, man atrodo, tokia gera karuselė buvo, kur hypas labai didelis, labai dideli pinigai, visi tenais laimingi, patenkinti, tada rezultatai gal ne patys geriausi, tada atėjo finansinės kažkokios problemos ir klausimas. Tokios bankrotėlis. Ir dabar jo, paskui vėl ir buvo pakilimas, nes, čia sugalvosim, pusę išsimokėjom beveik, bet galų gale prieš kelias dienas paskelbė apie bankrotą ir mačiau jau ir Sepko, Tarptautinės lengvos atletikos federacijos prezidentas sakė, kad kitais metais tikriausiai kalendoriui neatsiras vietos Grand Slam trekui, net jeigu ir bandytų. O matei tą fragmentą, kai Monu Duplantis gerai užvarė, atsimdamas šitą savo sportininko metų apdovanojimą, kur sako, jis ten kažkaip labai taip subtiliai sako, tai kad sako field events well and alive ir sako, kai bandėt, buvo čia iniciatyva, kad field events išmesti ir sako, that didn't go too well, did it? Okay. Šito šiaip nemačiau. Šitą tai labai gerai užvarė, maždaug pabandėt išmest field eventus, jums. Yeah. Tai toks, žodžiu, dabar geras pajaukų objektas yra kam labai skaudu, kaip Sydney, kuriai ten beveik 400k lieka skoloj, bet Ingebrigtsenas, Mondo ir kiti, kurie nedalyvavo tame, tai labai turėtų džiaugtis. Aš Mondo dar kalboj labai juokingas buvo tas dalykas, kai jisai sako, ir šiaip iš tikrųjų labai daug išmokstam iš pralaimėjimų. Ir sako, nedaug patyriau aš jų. Šias visas varžybas tiesiog laimi jau nežinau kiek metų iš eilės. Bet Grand Slam track, aš manau, labai pakeitė sezono dinamiką. Čia aišku, gilesnė diskusija, neverta turbūt labai nukrypti, bet, pavyzdžiui, ten koks Grant Fisheris, manau, tikrai sugadino savo sezoną. Josh Keras tas pats irgi. Ir ten ir traumas, ir tas gerai, kad Cole Hokeris sugebėjo išplaukti, bet jisai ten visą laiką gaudavo į skudurus Grand Slam track, bet jisai labai gerai tą piką susidėliojo kitiem, tai ten tikrai Grand Slam track, man atrodo, gerokai apkarpė, nes teko labai anksti ir labai ir trumpas distancijas, ir 8, ten tikrai nebuvo lengva, tai manau, kad nors daug finansinių nuostolių, bet kažkuria prasme gali lengviau atsikvėps visi dabar. Ir šiaip čia dar kalbant trumpai į pasaulio čempionatą galvojant, tai iš dalies net tas į pasaulio čempionatą įnešė daugiau įdomybės ir nežinomumo, nes tikrai kai kuriuose rungtyse matėm laimėtojus, kurių prieš čempionatą arba prieš sezoną nebūtume matę kaip laimėtojų, tai čia galbūt irgi kažkiek tas sezono pakoregavimas turėjo įtakos, tai įnešė įdomybių ir tenais. Tai gal dar trumpai tada irgi apie tą patį pasaulio čempionatą, šiaip įspūdingas pasaulio čempionatas Tokijoje buvo. Belinkiek netikėtumų. Labai daug netikėtumų, labai daug įdomių kovų, maratone fotofinišo reikėjo nuspręsti nugalėti ir apskritai, kad 3 pirmos vietos būtų ten per 2 sekundės, nežinau, ar esam iš viso kada nors matę. Tai kaip Dominikas ten vien uždaro grupį buvo pasidalinęs, kad fotofinišas maratono buvo artimesnis negu 100 metrų sprintų. Taip, 2000 sekundės dalį skiria maratoną, o 6 skiria 100 metrų, tai jo, įspūdingas tikrai buvo ir tas finišas ir šiaip Simbu iš Tanzanijos iškovojo pirmą pasaulio čempionato aukso medalį šaliai, tai manau, kad irgi panašiai kaip Julian Alfred, kai grįžo, ten jos
apskritai jinai iš tų Virgin Islands, man atrodo, žodžiu, jos šalyje, pamiršau dabar, iš kur iš tikrųjų jinai yra, bet jos šalyje nacionalinę dieną paskelbė, ten rugsėjo 27 dieną jos vardo po jos laimėjimo. Geras. Tai tikiu, kad Tanzanijoje kažkas panašaus gal irgi bus. O tada kiti dar dalykai, tai įspūdingas pasaulio čempionatas, bet kokiu atveju daug visokių buvo. Ir dar vienas labai fainas dalykas - Atlas varžybos. Atlas, taip, atsiprašau. Jo, visiškai. Čia buvo kaip šiaip visiškas išsigelbėjimas ir atsvara Grand Slam track, nes formatas paviršutiniškai kaip ir atrodo panašus, tai yra super didelio biudžeto privačios komercinės varžybos, komercinės varžybos, taip. Tik tai skirtos vien moterims ir dar kas ten labai faina, nes ir į tarp akcininkų arba kaip savininkų įtrauktos irgi ten ir šitagi... Tai ir Serena Williams ten buvo, ir ten ir pačios sportininkės, ir Tara Hall, Tara Davis. Tara Woodhall Davis. Woodhall Davis, jinai yra bendra savininkė, ir Sha'Carri Richardson, tai jos ne tik tai dalyvauja tenai, bet jos yra kaip bendradalininkės šito renginio. Ir tai toksai visiškai moterų galios ir grožio renginys, ir labai daug įtraukė ir pop, ten visų žvaigždžių ir garsenybių, ir toks, tikrai padarė, kaip Grand Slam track bandė padaryti didelį šou ir visiškai nesigavo jam tas, tai čia buvo paimtas New Yorkas, padaryti super koncertai, surinktos žvaigždės, padarytas labai geras media eventas ir jie dar labai gerai apžaidė tą visą Grand Slam track, kur Grand Slam track liko visiems skoloje, turbūt dabar jau amžiam, o tenai buvo visi pavedimai nufilmuoti, kad kai tik tai Tara Davis šitą padarė tą rekordą, ne rekordai, tiesiog laimėjo, bet iškart jos telefonai krito pinigai. 100,000. Tai jie tai parodė, gerai, mes pasakom, mes padarom. Ir tas toks labai amerikietiškas įimas, bet taip užtikrintai pasirodė, kad, žinai, čia yra iš tikro šitas, o ne juokais. Ir panašu, kad Atlas išgyvens tikrai dar ateinančius metus. Taip. Jo, labai faina. Tai atsirado viltis, kad tokie renginiai vis tik gali dar gyvuoti ir tas lengvosios tie nauji formatai nebūtinai pasmerkti, nes aišku, visi norim, kad tebebūtų deimantinė lyga, kad būtų pasaulio čempionatai, bet ta intriga tų naujų formatų irgi, nesinori, kad jinai žlugtų, nes tai žinai, intriga lieka. Taip. Ir dar labai fainas dalykas, labai taip, jeigu žiūrint išsikeltų tikslų ir rezultato pasiekimo prasme, tai nevykęs gal projektas, bet pati idėja ir irgi koks įsitraukimas buvo padarytas, tai Faith Kipyegon sub 4 mylios bėgimas. Čia buvo bandoma padaryti labai panašiai kaip ir su Kipčiogės 2 valandų maratonu, tiesiog parodyti tą ribą, tik tiek, kad gal... Tik tai, kad čia nebuvo realu ir man atrodo daugelis žmonių, mes man atrodo šnekėjom apie šitą prieš laidą, kad daugelis žmonių nelabai suprato, nes čia atrodo, čia porą sekundžių skirtumas, bet tai yra milžiniškas, jeigu Kipčiogė buvo tikrai ant ribos, tai čia net arti nebuvo. 7 sekundžių trūko, tos 4, o kas bėgęs yra mylė ar pusantrinė. Supranta, kad čia yra kita planeta. Ir šitas bandymas buvo pasmerktas, nepasisekti, tiesiog iš anksto, bet ir aš juo netikėjau, mes irgi kalbėjom jau prieš tą. Pasakėm prieš tą. Ten 4:03, 4:04 galbūt realu, jeigu viskas gerai susiklostys, bet iš tikrųjų, kai žiūrėjau tą patį renginį, stebėjau. Vis tiek vilties buvo. Taip, toks, tu jauti, tave tikrai užplūsta geros emocijos, tikėjimas toks ir labai fainai tikrai padarytas buvo tas visas eventas ir nors ir nepavyko, bet aš manau, kad vis tiek įkvėpė daug žmonių, įtraukė daug žmonių ir... Nes Faith Kipyegon personažas yra nuostabus, tai yra tikrai kaip Kipčiogė, kur dabar paskutiniais metais jau akivaizdžiai karjerą saulėlydyje, bet jis tiesiog tiek daug davė sportui savo tą asmenybę, savo tą ramybę, savo to atvirumu, rūpinimusi kitais, kad tai yra sportas yra tik tai
medija komunikuoti aukštesnės vertybės ir tą Kipčiogę labai parodė ir Faith Kipyegon irgi tokie atrodo pratęsėjo tos, jie kaip ir komandos draugai, bet atrodo va, tą patį, tai turi, kad tai matos, kad tai nėra kaip ten kokie Bolto ar Duplantis rekordai, kur tiesiog rodo, kokie jie nuostabus ir fiziškai unikalūs ir visai kitaip individuo, čia kažkas vis tiek apie moteris, apie galimybės, apie atvirumą, tai tas, aš irgi manau, kad čia buvo vienas gražesnių projektų, net jeigu jis ir nepasisekė. Taip. Tai tikimės irgi, kad daugiau tokių ir bus ir aišku, vėlgi ta 4 minučių mylios riba moteriam dar tikriausiai nebus greitai pasiekta, bet daug galima ir pakeliui padaryti. Bet vis tiek jau, žinai, čia kaip ir visą laiką sporte, jau bent jau ta vėliava iškelta, žinai, dabar jau žino, kurią pilę atakuoti reikia, kad jau, nes apie tai net nebuvo garsiai šnekama prieš keletą metų, net minties tokios šiaip nebuvo. Šiaip tikriausiai, išdrįsti pagalvoti, kad tu gali bėgti iš 4 minučių. O čia kaip ir su vyru 4 minučių mylė, kur, tai irgi buvo ta kaip ir su 2 valandų maratonu, tai čia aš manau, tas laiko klausimas yra, bet po truputį. Tikrai prieis, kai pagalvoju, pažiūrėk, Arnai, kas su kaip tu minėjai, čia bet 5 kilų, to prieš 10 metų būtų pasakę, kad, žinai, bėgs per 13 kažkiek. Tai irgi, žinai, atrodė nerealu ir šitą, arba Radcliffe rekordas, kuris atrodė kosminis ir dabar jau any day gali ne viena moteris subėgti, tai viskas keičiasi. Čia tikrai, jau dabar sakyt, kad tai yra neperžengima riba, turbūt niekam neapsiverstų liežuvis. Galima apie peržengtas ribas pašnekėti ir apie maratoną, kaip tik tai pagerintas tas apie Faith kalbėjom. Paulas Radcliffe maratono rekordas buvo šiaip kelių jau moterų ir Sifan Hassan ir Tigis Tasefa pagerino ir paskutinis buvo Ruth Chepngetich rekordas, pirmas maratonas iš 2 valandų 10 moterų. Su labai liūdna pabaiga galiausiai. Su labai liūdna pabaiga, nes po kažkiek laiko, nepamenu tiksliai po kiek, bet gal ten po nepilnų metų Ruth Chepngetich buvo suspenduota dėl dopingo vartojimo, maratono rezultatas nėra anuliuotas, paliktas kaip pasaulio rekordas, nes jinai pagauta vėliau. Kas šiaip yra nesąmonė, kumščiai gniaužęs. Taip, bet visi ženklai rodo, kad neturėjo būti to rezultato ir kažkaip pavyko praslysti, bet jisai išliks tikriausiai bent jau kurį laiką, galbūt paskui retestuos ir kažką atras ir tikiuosi, šiaip tikrai galiu pasakyti, kad tikiuosi, kad anuliuos tą rekordą, bet jo, ačiū Dievui. Jo, čia kaip apvogė banką, tau duoda per rankas, bet sako, pinigus tai pasilik. Čia, žinai, ne tiek daug ir paėmė, yragi tam bankai vis tiek. Taip. Tai vat, džiugu, kad tokius sportininkus pagauna, aišku, nežinom visą laiką ir istorijų ir gal ir buvo priversta tą daryti, bet galų gale visi suaugę žmonės priimam sprendimus patys, tai pateisinti tikrai nėra dėl ko, bet tikimės, kad gal ir tos 2 valandos 10 kris švariai kažkada. Jo. Ir gal paskutinis dalykas, jau irgi paminėtas Liudas Kipčiogė, kaip ir tokia oficiali šiais metais paskelbta jo karjeros pabaiga, jau paskelbė ir apie ateities projektus jis, bet čia su New Yorko, man atrodo, maratonu jis uždarė savo jau tą paskutinį didįjį maratoną įveikė ir uždarė savo jau tokią kaip ir, sakykime, profesionalo karjerą. Dabar jau tik tai stiprus mėgėjas liko. Jo, toksai stiprokas vis dar, bet jo. Tai tai daug šiais metais tikrai vyko, daug labai gerų dalykų, kažkiek netokių gal gerų dalykų, bet tikrai yra ko pasidžiaugti ir tikimės, kad tai irgi bus tik tai katalizatorius judėti toliau į priekį visiems. Visiškai. Tai į 2026 metus tokiom nuotaikom gal ir judam. O dabar galim pašnekėti čia visai, kaip visą laiką trumpai galvojam, bet užsišnekam apie tos dalykus, bet galim įlysti jau ir į tai, ko čia visi susirinko gal įlyst. Tai kaip kalbėjom paskutiniai bėgimo mokyklėlės rubrikoje, mes ten daug aptarėm sportininkų profilių, tiksliau nedaug gal profilių, bet visai nemažai apie juos pakalbėjom. Ir gal netiek daug kalbėjom apie tai, ką su tuo daryti. Iš esmės, tai šito epizodo ūkinė dalis praktinė. Jo mintis ir tikslas ir noras yra galbūt pratęsti tai, ką mes kalbėjom praeitą kartą ir prieiti labiau prie tokių praktinių patarimų, pasidalinti net ir gyvais pavyzdžiais ir suteikti jum
galimybė ir patiems, ypač tiem žmonėm, nes tikrai labai daug žmonių bėgioja ir be savo trenerių, tiesiog tai, kad turėtume tam tikrus tulsus ar galėtume geriau įsivardinti, įsivertinti, kaip tą savo profilį atpažinti ir ką su tuo daryti. Tai gal trumpai, nežinau, jūs, Jonai, čia anąkart juos visus pristatėt, bet gal trumpai norit vėl perbėgti tiesiog per tuos automobilius, tuos profilius. Šiaip labai daug ir mes susilaukėm paskui klausimų. Labai faina, kad... O tai kokia aš mašina? Dar vakar apie tai kalbėjau, kad labai daugam, nes, kaip pagalvoju, tokia gana gali būti sausa informacija fiziologinė, bet šitos mašinų analogijos labai gerai suveikia, nes daugam labai tada, taip vaizdingai aišku pasidarė, kokią jie automobilio pusę linksta ir ką su to daryti, tai labai daug klausimų tikrai sulaukim, kokia aš mašina. Bet labai faina, nes toks ir buvo tikslas, kad tai aišku nereikia per daug rimtai priimti šitų automobilių analogijų, bet kartu ir jos padeda šiek tiek susigaudyti, tos analogijos tam ir reikalingos, kad padėtų susigaudyti. Tai mes išskyrėm kelias, iš esmės tikrai neisim per vėl detaliai visą, nekartosim to, ką praeitą laidą pasakėm, bet išskyrėm tą mažalitražę ekonominės klasės mašinėlę, čia Hyundai, kur yra mažas aerobinis, mažas anaerobinis pajėgumas. Tai yra dažniausiai, kaip matom, arba bėgikai, kurie tik pradeda, šiaip žmonės nedaug sportavę, arba žmonės, kurie, sakykime, nežinau, labai ten kažkokių dietų laikęs, kurių nėra labai didelio, neturi nei didelio greičio, nei didelių anaerobinių resursų, judėti greitai arba generuoti didelį energetinį outputą. Taip ir geriausia suprasti tą analogiją, kad bendras energijos, galimybė sugeneruoti energiją yra maža, bet kartu ir aerobinis pajėgumas, tai yra tos būtent aerobinės energijos gavyba irgi yra prastesnė. Tai, taip sakant, kur viskas šiek tiek silpniau. Tai iš esmės, taip labai galbūtiškai kalbant, tiek ir greitis yra mažas, tiek būtent, ir ištvermė yra prasta. Tai... Jo, jeigu labai ūkiškai susidėliotume tas ten kelias zonas aerobinį pajėgumą, aerobinį galingumą, ką mes suprantam, viskas, kas yra virš antro slenksčio, ir tada greitumas arba anaerobinis galingumas nėra jokių būdų tas pats, bet dažnai labai sutampa. Iš tikro, praktiniam lygmenį labai retai turbūt sutinkam labai greitą žmogų, kurio anaerobinis galingumas būtų žemas. Taip. Čia, žinai, diskusija jau daugiau mokslinė būtų, praktiškai tai beveik visą laiką persidengia. Ir čia pirmas tipas, antras tai yra tas, kur turbo dizelis Audi, tai yra tas patikimas šitą kasdieninis automobilis, su kuriuo gali veikti tolimas distancijas, jisai mažai genda, jisai daug gali padaryti, tikras darbinis, nes jis turi gerą aerobinį pajėgumą, tačiau galingumas nėra didelis, tai nėra ta mašina, kuri pritaikyta greičio lenktynėm ir kur labai dideliems sprintam visokiem ir taip toliau. Tai yra toks daugiau ultra-maratoninis aparatas. Tai tada yra Corvettas, kuris turi daug garso, daug veiksmo, įspūdingai atrodo, nes gali sugeneruoti didelius greičius, gana didelį galingumą, tačiau viso to yra labai brangi energetiškai kaina, nes aerobinis pajėgumas yra ganėtinai žemas ir, taip sakant, toli gali nuvažiuoti sąlyginai greitai, bet labai toli nenuvažiuosi. Tai vat šitas modelis ir tada yra analogija jau elektrinio šitą 870 arklio galių Porsche. Tai toks svajonių profilis, kur gali baisiai greit akceleruoti, greit važiuoti, bet kartu ir geras aerobinis pajėgumas, gana ilgai gali važiuoti ir tiesiog tas spektras labai didelis to vat, ir ekonomiškumo, ir galingumo, ir maksimalaus greičio. Tai vat tokie yra
pagrindiniai profiliai. Šiaip jeigu apie šitą paskutinį klausot ir girdit ir atpažįstat save, skambinkit. Tokių tikrai nėra labai daug, bet irgi neužsiciklinkim, žinokim, kad šitas profilis tai nėra kažkoks genetinis kodas. Aišku, tuo Porsche tapti jeigu tu jau esi Hyundai tapti Porsche turbūt sunku bus, bet ten iš Corvette'o bent jau radio bangom valdomų Porsche. Jo, būtent. Bet iš Corvette'o tapti turbodizeliu arba turbodizelis Corvette'u tikrai gali. Tikrai tokių matom atvejų. Ir tu net sakei, kažką panašaus parodysi, kur įvyksta tas shiftas. Taip žinokim, kad čia yra ir kartu tik tai tokie kaip momentiniai kadrai fiziologijos, bet viskas yra kintama ir mes galim treniruotis ir keisti tai. Ir kas, turbūt pats esminis dalykas yra, kad mes, kaip ir sakėm, treniruočių procese aptariam, kad, ką praeitą laidą ir minėjom, kad išsitestavimas ir vienu kitų būdų suvokimas, koks mūsų profilis yra dabar, tai yra žingsnis vienas, bet antras žingsnis yra suprast, ką mes ruošiamės. Kokiom varžybom mes norim pasiruošti ir pirma, ar mūsų profilis apskritai tinkamas šiuo metu tom varžybom ir jei ne, tai kaip mes turėtume jį, taip sakant, adaptuoti ir keisti, kad geriau prisitaikytume prie tų varžybų fiziologinių poreikių, o jeigu net ir tinkamas, tai gal norėdami tobulėti, mes vis tiek turim kažkokias ribas tame profilyje stumdyti, kad geriau, kad mūsų lubos po to arba grindys nepradėtų mūsų riboti. Tai va čia tokia kaip kažkuria prasme turbūt sutiks, Arnai, mūsų ir visų treniruočių metodikos esmė yra. Taip. Va šitoks išsitestavimas ir mąstymas, tai va galim dabar pereiti prie tų praktinių dalykų. Tai kaip tu minėjai, turbūt pirmiausia pašnekėti reikėtų apie testavimą, ne? Kaip mes tą darom. Jo, tai vat čia šitus profilius apibūdinus gali vis tiek būti keblu suprasti, o tai kas aš čia esu, kaip man tą pasidaryti. Ir šiaip yra keletas būdų, tai galima daryti testą laboratorijoje, VO2max testas, sakykime, nors pats VO2max testas dažniausiai, aišku, labai priklauso nuo protokolo, bet ne viską dažnai parodo galbūt patį viršų, bet neparodo, kas vyksta viduje, nes laipteliai kartais būna per trumpi, kad pamatytumėm ir tuos ventiliacinius ar laktato slenksčius. Jo, turėkite omeny, kad jeigu jūsų testas laboratorijoje užtruko 20 minučių arba mažiau, tai nebus labai informatyvus testas. Jo, jis parodys tikriausiai tavo vieną metriką gerai, tai VO2max. Bet treniruotėm, taip gerai treniruočių programai ir zonom susidėlioti, tai nebus pakankama informacija. Tai čia vat yra gal tas niuansėlis ir kur reikėtų tikrai pasižiūrėti, kurį tą protokolą daryti, nes idealiu atveju tai būtų gerai daryti tiek slenkščių nustatymo, tiek VO2max testą. Praktikoje matom, kad dažniausiai neužsiema to, nes tai ir užtrunka šiek tiek ilgiau. Jo, bet užtenka tų laiptelių testų, jeigu padarom iki pat pabaigos, iki nebegaliu, tai mes gana tikslų VO2max rezultatą gaunam. Tai va čia prie ko ir linkiu, kad jeigu jau turim rinktis laboratorijoje, kokį testą darytis, tai tikriausiai slenkščių nustatymo testas yra geriausias, nes tu galų gale tikrai gali tiksliau matyti ir pačius slenkščius. Ir daugmaž susidaryti įspūdį, koks yra tas VO2maxas, nes jau testo gale būsi tikrai arti to. Tai vienas būdas yra laboratorijoje darytis su deguonies kauke tą testą, kitas yra tiesiog laktato slenkščių nustatymo tyrimas, tai irgi progresyviai greitėjantis laipteliai ir kas kiekvieną matuojant laktatą. Tą galima daryti arba laboratorijoje, arba galima daryti, mes bent jau tuos testus darom fielde, vadinam stadione arba manėže, šiek tiek gal tom tikresnėm sąlygom, nes kartais bėgtakis būna iškreipia ir pačią bėgimo mechaniką ir suvokimą. Bet viskas, čia irgi labai svarbu pasakyti, kad visi testai turi savo ribotumus. Taip. Nes tu laimi vienus dalykus, pralaimi kitus ir visi testai yra ten. Tu darai ilgesnius laiptelius, gauni daugiau gal raiškos ir tikslumo toj zonai, bet tada žymiai mažiau pamatai, kas aplinkui vyksta ir nėra tobulo. Turbūt svarbiausias dalykas, kad testas turi būti bent 3 minučių laipteliais,
kažkur va taip ypač tos aerobinėse zonose, kad neturėtų trumpiau trukti. Ir kitas dalykas, kad visą laiką lyginkit tą patį testą su to pačiu. Turbūt, didžiausia klaida būtų, jeigu ten vieną kartą pasidarai laktato, kitą kartą VO2, vieną kartą ant takelio, kitą kartą stadione, tai čia tiesiog nieko bendro neturi tie dalykai. Reikia tą patį su to pačiu lyginti. Jo, tai vat, kaip Jonas minėjo, irgi stadione, manėžė, šiaip manėžė gal net šiek tiek paprasčiau yra tą padaryti, bet tarkim ir mūsų testo protokolas, jeigu taip žiūrėtumėm jį tikrai iš šono objektyviai, jis nėra tobulas ir tie laipteliai, kadangi laboratorija, tarkim, darant ant bėgto, kad tu gali paimti fiksuotą laiką, 3 minutės arba 4 minutės ir tu tiesiog didini greitį ir bėgi tas 4 minutės kiekvieną kartą vis greičiau. Bėgant stadione ar manėžė po 800 metrų, kiekvienas laiptelis trumpėja laiko trukme. Ir mums svarbiausia yra, aišku, kad tas laiptelis būtų apie 3 minutės bent jau iki antro ventiliacinio arba antro laktato slenksčio, paskui jau nebėra tiek svarbu. Tai mes dalį informacijos gal prarandam, bet teoriškai iš tikrųjų, galvojant irgi apie tą testo protokolą, jeigu mes norim ir tą VO2 max greitį pamatyti, tai toks protokolas kaip ir visai net geresnis yra negu standartiniai tie 4 minučių laipteliai, nes tavo trumpėja, bet tu gali išlaikyti tą greitį tiesiog daugiau. Tai žodžiu, yra savų pliusų, savų minusų, bet žodžiu, galim pasidaryti testą laboratorijai, galim pasidaryti testą stadione manėžė, arba net tiesioji, tik tai gal sunkiau peisinti save. Ir yra, aišku, žmonės, kurie nenori važiuoti nei į laboratoriją, nei į stadioną, nenori mokėti pinigų, bijo adatų, yra daug niuansų, dėl ko galima būtų nenorėti daryti testo. Tai teoriškai iš tikrųjų tuos profilius galima daugmaž nusistatyti jau pačiam buitiškai, tiesiog labai paprastai. Ir čia gal tokie 3 būdai yra, tai vienas yra tiesiog pasikliauti savo nuojautą, nes tikrai kartais jaučiam, kad esam lėtesnis bėgikas, esam lėtesnis pagal tai, ką mėgstam daryti, kokias mėgstam treniruotės daryti ir jeigu man nuo minties, kad reikės bėgti ten 10 kartų po 100 maksimaliai pykina ir aš jaučiu, kad aš negaliu tiesiog to daryti, tai tikėtina, kad aš nebūsiu turbodizelis, tiksliau, kad būsiu turbodizelis, tas, kuris gali važiuoti ilgai, bet neturės labai ten didelio to galingumo ir nebūsiu Porsche'as. O gal atvirkščiai kitas žmogus, kuris tik tai tą ir mėgsta daryti ir nemėgsta bėgti nieko daugiau negu 10 km. Tai jau pasako visai nemažai apie mus, bet ne visą laiką gal viską, nes galbūt mes nesam patyrę tiesiog arba nesam išsitreniravę tose vietose. Tai kitas dalykas, kuris yra labai labai praktiškas, nes dažnai žmonės tikrai dalyvauja skirtingų atstumų varžybose ir turi atskaitos tuos taškus, tai pasižiūrėti, kokie yra skirtumai tarp trumpesnių distancijų asmeninių rezultatų ir ilgesnių distancijų asmeninių rezultatų. Jeigu mes turim labai greitą 5 km, sakykime, asmenį, bet mūsų jau pusmaratonio laikas labai drastiškai peisas, labai drastiškai atsilieka, mes jau žinom tai, kad esam to greitesnio, sakykime, tipo greitesnio profilio bėgikas. Jeigu mūsų pusmaratonio ir maratono peisai yra labai panašus, tai jau tada reikia galvoti. Bet čia yra rizikos, iš esmės aš labai sutinku su to, bet yra rizikos, nes labai dažnai, ką mes matom, ypač su mėgėjais bėgikais, kad juos labai riboja aerobinis pasirengimas ir tada jų visi laikai yra tokie arba labai panašus, bet ne dėl to, kad jiems trūksta to greičio. Taip. Jiems tiesiog aerobinio, tai irgi gali truputį nuinterpretuoti, tai ne iki galo, bet kaip mintis vis tiek gera, kad tai gal net, sakyčiau, gal net sujungti šitos dalykus, vat, ką tu minėjai, kad vienas savo subjektyves patirtis ir treniruotės ir tada dar varžybų laikus ir tada vat, per tai tikrai gali interpretuoti geriau, kas tau yra, nes jeigu tu tikrai jauti, kad tau patogu bėgti greitai, tu jauties net ir pasprintuot gali, straidus daryti ir tau ten tikrai patogu ir jauties komfortiškai ir tavęs negazina ten mintis, pavyzdžiui, bėgti kokią kilometrą ar 2 kilometrus all out, nes jeigu tavo blogas aerobinis galingumas ir greitis, tau turbūt turėtų net pykint nuo tos minties. Tikrai matom tos maratonininkus, kurie net pabala nuo šitos minties ir atvirkščiai tie, vat, kurie ten yra vidutinių nuotolių bėgikai, jiems ta zona tokia labai komfortiška, kur atrodo ten daryti, pavyzdžiui, 5 kg treniruotės, ten tais peisais visai jie ten gali. 5-6-10 pastanga. Jo, būtent. Tai tas visai padeda susigaudyti. Bet gal grįžtant, kad aš galvoju, kad per daug nenutoltume
ką turbūt iš tų testų svarbiausia įsinešti ir kaip tas susidėliot zonas ir kaip tos profilius. Tai jeigu taip labai labai paprastai, aš sakyčiau, tokias tris vėliavas reikėtų susismaigstyti savo šitam žemėlapį. Tai pirmas yra tas max outputas, maksimalus greitis arba maksimalus VO2 max greitis. Tai testo ta pabaiga, kas dažniausiai sutampa su VO2 max, ten nesigilinam, ar tai yra MAS, Maximal Aerobic Speed, ar ne, bet daug maž VO2 max. Taip. Nes jau tikrai ten esam. Tai pasižiūrim, jeigu turim deguonies duomenis, pasižiūrim, koks yra tas deguonies ten suvartojimas. Jeigu darom laktato testą, pasižiūrim, koks tas maksimalus laktatas, ar jisai ten yra 8-10, ar jis ten toli gražu nesiekia, yra mažas skaičius, ir pasižiūrim, koks yra tas mechaninis darbas padaromas, tai kokie vatai arba koks greitis. Tai vat pasižiūrim, tai sakant, mūsų automobilis, kiek gali išspaust. Jau 5 pavara all-out varom, ką jisai sugeneruoja. Tai vat vieną įsivertinam, antrą įsivertinam, kur yra mūsų pirmas ir antras laktato slenkščiai. Tai pirmas laktato slengstis yra tas pirmas momentas, kada laktato testo metu laktatas pradeda jau negrįžtamai kilti, bet tai yra lėtas toks lūžio taškas, kur po truputį jau mes matom, kad kylant greičiams jau jisai didėja. Ir tada antras slengstis yra, kur mes jau matom tą tokį aštrų kreivės lūžį, kur kreivė jau pradeda labai staigiai uždidėja su kitais greičiais. Deguonies testuose tai matom, kur atsiranda jau hiperventiliacija, kur pasikeičia kvėpavimas, kur CO2 spaudimas krenta, kur, ten nesigilinsiu per daugelį kitus pokyčius, bet iš esmės jo, tai yra tas momentas, kai jau mes pradedam rūkštintis labai smarkiai. Tai kai turim šituos taškus, tai mes tada įsivaizduojam, koks yra maksimalus outputas. Pirmas slengstis labai neblogai parodo mūsų aerobinio pajėgumo maždaug spektrą. Antras slengstis mūsų aerobinio galingumo maždaug parametrus. Ir dar labai geras yra dalykas ir labai svarbus tada suprasti, kiek procentų nuo VO2 max yra tie slenkščiai. Jeigu mes matom, kad ten, kaip pasakėm, pas elitinius maratonikus gali būti antras slengstis 90% nuo VO2 max. Arba net ir daugiau kartais. Jo, tai jau žinom, kad yra super išlavintas aerobinis tas pajėgumas ir galingumas. Kita vertus, jeigu matom, kad ten pirmas slengstis yra 60% nuo VO2 max, tai mes žinom, kad ribotuvas yra ne maksimalus outputas, o ribotuvas didžiausias yra aerobinis galingumas. Tai vat, gal iš šito pasakojimo maždaug ir suprantat pačią mintį, kad mes taip, aišku, tos yra dirbtinės savokos, jos visos yra diskutuotinos, bet jos praktiškai labai pasteisina. Mes tiesiog padalinam savo fiziologiją į tam tikras tokias arbitrariai sutartas dalis ir pabandom suprasti jų santykius energetinius. Ir pagal tai mes suprantam, koks tas profilis ir kur labiausiai mus riboja. Ir iš to mes tada galim prieiti jau prie kažkokio treniruočių planavimo. Taip. Tai šiaip galim prieiti iš tikrųjų, nes čia irgi taip jau vis giliau ir giliau lendant iš tus dalykus, tai ką jūs čia dabar papasakot, galima parodyti, pavyzdžiui, porą praktinių pavyzdžių, kurie yra labai skirtingų profilių tiesiog bėgikai. Čia jau reikėtų visiems dabar įsijungti ekranus, turbūt tie, kas dabar bėga Vingio parke ir klausosi su ausiniam. Grafiškai, nes čia parodysim grafiškai, bet galim pabandyti net ir skaičių prasme, kad kuo vizualiai būtų galima įsivaizduoti, jeigu ką net ir klausantiem. Tai iš esmės porą tokių laktato testų pavyzdžių esu paruošęs ir jie yra labai skirtingi ir automatiškai ir treniravimas labai skiriasi tiesiog. Tai pirmą pavyzdį, kurį čia dabar esam išsitraukę, tai čia yra bėgikas, kuris santykinai neseniai pradėjo sportuoti ir dažnu atveju gal tai yra tokia standartinė situacija, kai testo protokolas, kaip ir Jonas minėjo, kad maksimalus outputas šiaip jis nėra didelis. Čia, tarkim, žmogus baigė testą prie 5 minučių 40 sekundžių tempo. Tai
priminsiu, kad testo protokolas yra 800 metrų laipteliai, tai vadinasi, kad šitas žmogus 800 metrų išbėgo 5 minučių 40 tempu ir negalėjo bėgti greičiau. Kas daugumai net ir mėgėjų yra daugiau regeneracinio bėgimo tempas, tai nėra kažkoks labai didelis mechaninis darbas. Taip. Bet jau šitam žmogui tą minutę tai jau buvo maksimalus darbas. Ir kiekvienas turi tą savo maksą ir nuo to reikia tiesiog atsispirti. Ir čia irgi iš grafos laktatas labai... matau, kad buvo irgi sąlyginai žemas, tai... 8, ne 8, 6,4. Tai vadinasi, tai rodo irgi, kad arba žmogus neturi labai daug tų greitųjų skaidulų, arba tiesiog nėra įgudęs jų panaudoti, kas labai tikėtina, kad jos tiesiog jis net negali priversti savo kūno tiek rekrutoti tų greitųjų skaidulų, kad prigeneruot laktato. Taip. Ir dar ką matom iš aerobinės pusės, kad irgi tik pradėjus testą iš esmės laktatas pradeda kilti ir va čia irgi matosi pirmas laktato kilimas jau realiai nuo 2 laiptelio. Tai parodo, kad irgi žmogus aerobiškai nėra aerobinio pajėgumo nėra jo. Fit visiškai. Antras lengstis irgi, šiaip, santykinai anksti, bet apskritai čia viskas yra pakankamai arti. Tai iš čia matosi va, tokios gal porą tų tokių pagrindinių problemų. Tai čia tobulas Hyundai to pavyzdys. Taip, mes čia turim Hyundai automobilį, kurį mes norim šiek tiek upgrade'inti. Ir kaip treneriai, tikriausiai, nežinau, jūs gal sutiksit su manim, aš pasidalinsiu gal kokios mano mintis, jūs pasidalinsit, aišku, savo mintim, bet kaip treneriai arba kaip sportininkai turintys tokį profilį, ką reikėtų galvoti, tai pirmas dalykas, aišku, bandyti pakelt lubas, nes jeigu mes norim nežinau, net ir tiesiog varžytis, dalyvauti kažkokiuose bėgimuose arba šiaip tobulėti, mus labai riboja mechaninis outputas, 10,5 km/h arba 5,40 peisas, tai mums tikrai reikia tas lubas kelti ir stumti tą grafą kiek įmanoma labiau į dešinę pusę ir, kaip Jonas minėjo, tikėtina, kad šitas žmogus yra arba tiesiog labai mažai judėjęs, arba gal tiesiog fiziškai, mechaniškai silpnas yra, arba nesportavęs. Nes čia labai susiję būna, kad žmonės, kurie ateina į bėgimą iš kitų sportų, bet jie jau įpratę daug prašyti iš savo kūno, ten kad ir kokie crossfitai, ten dviračiai, dar kažkas, kur jau jų kūnas įpratęs dirbti kažkokiais maksimaliais režimais, jie net ir nebėgia maksimaliai, bet jų jau tas maksimalus outputas nebus toks prastas dažnai. Bet jeigu žmogus niekad nėra to daręs, tai normalu. Iš kur, kaip kūnas, nebent genetiškai kažkoks ten būtų unikalus talentas, kitu atveju tai tu niekad to netreniruoji ir neturi. Tai viskas čia normalu. Taip. Ir jeigu dažnai tokį profilį, nematydami greičių, jeigu tokį profilį, tarkim, norėtumėm pradėti treniruoti, tikriausiai galvotumėm labiau apie tuos aerobinius darbus, bet čia panašu, kad tai nėra pats svarbiausias dalykas, tai yra labai svarbus dalykas, bet nėra pats svarbiausias dalykas ir visų pirma, reikėtų tą dešinę pusę stumti, traukti dar tolyn ir pagerinti tą ir maksimalų jo darbą. Tuo pačiu, irgi dirbant su aerobika, tai tokį labai išpolarizuoti tas treniruotės. Visiškai sutinku, būtent tas žodis jau man ir kabėjo galvoj, polarizacija, kad čia turbūt būtent tas profilis, kur reikia labai greit ir labai lėtai vienu metu, nes čia abudu galai yra labai ribojantis ir kaip tik būtent nuo aukšto meistriškumo sportininkų, nuo gerai treniruotų sportininkų skiriasi, kad čia tų tempinių, zondų, laktato slenkščio treniruočių čia praktiškai neturės tokios įtakos. Jie neturės ir net ten turbūt kažkurį laiką net neverta gaišt laiko, tiesiog treniruotą viršų ir treniruotą apačią, ūkiškai tariant. Tai va čia tiem žmonėm, kurie tikrai irgi mato save arba neseniai pradėjo sportuoti ir žino, kad, pavyzdžiui, negali greitai bėgti, pakankamai anksti gal tas bėgimas pasidaro sunkus, tai mums nereikia eiti į tą pakankamai sunkų zoną. Labai daug, kaip santykinai daug, nes kadangi jūs daug nesat sportavęs skirtai, tai su apimtim irgi reikia, aišku, atsargiai. Nes čia tikrai yra, tai irgi labai gerai, kad paminėjai, čia tas mažas treniruotumas reiškia, kad ir pajėgumas treniruotis yra mažas. Apimtys negali būti labai didelės ir tikrai reikia labai atsargiai jas susižiūrėti, neskubėti, čia dažnai kalbam apie šitą dalyką. Koordinacija, galų iš kineziterapinės pusės, koordinacija intraraumeninė ir kinematinė koordinacija irgi nėra gera, nervų sistema neįpratus dar taip judėti, tai irgi reikia labai atsargiai ir su tais maksimaliais greičiais, kurių reikia, bet reikia labai gerai pagalvoti, kaip tą maksimalų stimulą pristatyti. Taip. Tai ką tu darei?
papasakok, nes čia tavo sportininkas ar sportininkė. Paliksim paslaptį, ar sportininkas, ar sportininkė. Bet tai treniruotės ir iš tikrųjų užtruko dar, nes šiaip šito testo data buvo 23 metų kažkada, tai užtruko ir man pačiam dar paskui atidirbti tuos visus modelius, tai darėm ir per vidurį tų darbų, ir aš eigoje tik tai paskui mačiau, kad jie tikrai neveikia, mes irgi, kaip kalbėjome, mes šitą išsiaiškinom per praktiką, kaip tu su tais profiliais dirbi. Dėja, sportininkai turi susimokėti už trenerių mokslus kartais, nieko nepadarys. Bandomieji triušiai būna tiesiog. Tai visai užtruko iš tikrųjų tas atradimas, kas veikia, kas neveikia, bet per tą bandymą tokį ir pastebėjom, kad tam tikri dalykai turi įtakos, tam tikri nelabai, bet nuo pat pradžių, po testo iš tikrųjų ką pradėjom daryti, tai yra trumpi pagreitėjimai, po 15 sekundžių, reguliarūs. Lygumai, kalną. Ir taip, iš tikrųjų buvo ir taip. Tai vien tas jau sukuria tą mechaninį efektą, žmogus juda tokiais greičiais, kokiais anksčiau tiesiog nėra judėjęs. Tai duok kokią pavyzdinę treniruotę, kaip 15 sekundžių konkrečiai su visu apšilimu visą treniruotę. Taip, tai aš šiaip dažniausiai į bėgimo treniravimą žiūriu arba kilometrų prasme, arba minučių prasme, bet galų gale viskas atsimuša į minutes mano galvoje, nes 8 km vienam žmogui gali užtrukti valandą, kitam gali užtrukti 30 minučių. Tai dažniausiai su ypač tais labiau pradedančiais bėgikais net ir minutėm rašau, nebent žmogui nepatogu, nori kilometrais, bet vis tiek tada paskaičiuoji, kad minutėmis maždaug tas krūvis būtų. Tai ramus bėgimai šiaip visą laiką, ypač tokiais atvejais iki valandos, bet dažniausiai net 40-45 minutės. Ir aš tokių bėgimų metu, ir šituo atveju, ir kitais atvejais, pavyzdžiui, planuoju 45 minutės ramaus bėgimo ir viduryje yra 6 pagreitėjimai po 15 sekundžių. Kodėl viduryje? Aš mėgstu duoti viduryje, nes žmogus jau būna apšilęs, dar ne per daug pavargęs, viduryje pasidarai, paskui dar prabėgi cooldowną, tiesiog tuos ramius kilometrus. Ypač galbūt mano galva tai yra svarbu su pradedančiais bėgikais, nes 45 minučių pabaigoje jau galbūt pavargusios kojos, pavargusi centrinė nervų sistema, tai aš tos pagreitėjimus visą laiką mėgstu labiau į vidurį dėti. Su aukštesnio meistriškumo ten jau tiek daug skirtumo nėra, gali tikrai jos daryti ir gale, valandos bėgimas jų taip nenuvargina, bet čia irgi reikėtų gal savo atrasti, bet aš manau, kad apšilti prieš, maždaug viduryje padaryti pagreitėjimus ir tada dar ramiai atsibėgti yra toks kaip ir optimaliausias planas. Tarp pagreitėjimų jie kaip straidai, polsis ten... Minutė pusantros. Jo, nėra šitų treniruočių tikslas, kad tu ten pradėtum visiškai vargti, dūsauti, remtis ant kelių, tarp pagreitėjimų daugmaž pilnas tas polsis, aišku, minutė pusantros dažniausiai nėra pilnas, bet kai mes ir negalim maksimaliai iš savęs įspausti. O pastanga kokia, 9 iš 10? 8-9 iš 10 dažniausiai. Tai nėra maksimalus, čia apie pagreitėjimus kalbant. Taip, galvojant apie kokybę, apie techniką, apie viską, tai čia irgi gal žmonėm, kad išsinešti, pagreitėjimai nėra sprintai. Ir 15 sekundžių sprintas, jeigu tikrai kalbėtume apie sprintą, tai yra šiaip varginanti ir alinanti užduotis daryti 4-5 kartus. Net sakyčiau, čia net reikėtų iš pagarbos sprinteriam nevadinti sprintų tų dalykų, ką mes darom. Tai yra straidai, sprintas yra... Nes ir šiuo atveju, pavyzdžiui, tie pagreitėjimai, aš tiksliai dabar nepasakysiu, bet aš įtariu, kad jie buvo 4 minučių kažkiek tempu. Taip. Tai kai kuriem žmonėm tai irgi yra ramus bėgimas. Sprinterių, jeigu pasakytum, kad tu bėgai į sprintą 4 minučių. Bet čia ne tik greitis vienas dalykas, bet kitas technika, galingumas, kampai. Tai kiekvienas savo pagreitėjimai, straidai 8-9 iš 10 pastanga, tikrai ne maksimalus, orus, kontroliuotas, bet greitas bėgimas. O lengvi bėgimai, tu juos nurodydavai pagal pulsą, ar tiesiog kad pagal efortą? Pagal pulsą, tarkim šiuo atveju tenais jie buvo iki 150 gal, ar iki 155, dabar tiksliai neatsimenu, nes, kaip sakau, čia jau senokai visai buvo. Nes žmogus testo metu, matau, 200 beveik pasiekė. Ten arti aukšta pulsas. Ir paskui šiaip pakilus tam ir pajėgumui ir tas pulsas. Nukrito santykinai prie tempų, bet maksimalus pulsas pakilo, nes atsirado tas naujas levelis. Nors laktatas labai pakilo. Laktatas pakilo iki 12. Kas būtent labai geras pavyzdys, kai rodo, kaip irgi tas būtent, nes aš nemačiau prieš tai, tu mane parodai to antrojo rezultato, bet
labai įdomu, kaip būtent tai ir yra, kad žmogus tiesiog jis turėjo tas antro tipo skaidulas, bet jis net nemokėjo jų, angliškai tas žodis fiber recruitment, nemokėjo jų panaudoti. Aktyvuoti. Čia daugiau buvo galimai netgi nervų sistemos apribojimas, nes mechaniškai nemokėjo kaip išnaudoti tų kūno rezervų ir per šitas treniruotės tiesiog kaip visas atsidarė rezervas, nauja pavara ar kelios pavaros. Tai va čia tikriausiai jau šiuo momentu pasidalinsiu ir tuo ir rezultatu, kaip čia viskas atrodo. Čia maždaug 1,5 metų skirtumas yra tarp tų testų. Tai vienas dalykas, aišku, ypač ištvermės tie naudos tos jos, jom reikia laiko, bet iš esmės per 1,5 metų čia visai nemažas yra pokytis, nes galima matyti palyginimui, koks buvo širdies ritmas prie tų pačių tempų. Va ta viršutinė grafa raudona yra buvęs, o apatinė yra esamas. Ir lygiai taip pat kaip laktato profilis pasikeitė ir kiek atsirado naujų tų laiptelių pačiam gale testo, kur mes jau... Tai maksimalus greitis, jeigu išverstume... Pirmam teste buvo 5,40, šitam paskutiniam teste buvo 4,40. Tai minutė atsirakino. Žvėriškas skirtumas. Ir nebuvo daryta daug kažkokių labai alinančių, sunkių tų treniruočių. Buvo tikrai tas daugiau polarizavimas, kaip sakiau, ten buvo ir vidury biškė visko, bet didžioji dalis darbo buvo tiesiog tas consistent, easy darbas su mechaniniu pakankamai tuo aukštu stimulu, bet labai kontroliuotų, labai paskaičiuotų. Jo nebuvo daug kartą per savaitę tie pagreitėjimai, nes dažnai žmogui nedariusiam to yra pakankamas tas stimulas. Ir lygiai taip pat ir laktatos lenkščiai, jeigu tada testo pirmo metu tas laktatos lenkštis buvo prie 8 km per valandą. Ir matos iš kreivių, kad pirmo atveju ten nebuvo jokio steady state vadinamo, viskas iškart kilo, tai čia jau yra gražiai gal 4 laipteliai, kurie praktiškai stabiliai laikosi. Tai ir čia atsidarė pirma, antra zonos atsidarė. Čia ir pavyzdys, kaip iš to Hyundai'aus nenoriu dar sakyti gal korvetę, bet po truputį kažkur link to. Žymiai labiau subalansuota tokį modelį. Tai mes ir mechaninį greitį pakėlėm ir šiaip ir kaip sakau, maksimalus artritas, maksimalus laktatas atsirakino, slenkščiai pakilo ir jau susikūrė tas profilis, su kuriuo tu gali ir dalyvauti ir varžybose, ilgesniuose tuose atstumuose atsiranda jau tiesiog galimybė visą tai daryti. Ir treniruotis galėjau įvairiau. Taip. Ir tada ir iš tikrųjų ir po šito testo mes pradėjom šiek tiek ir VO2 max darbų daugiau daryti, nes norėjau pasižiūrėti, kaip jie tiesiog suveiks, nes iki tol jie tikriausiai irgi nebūtų taip veikia, būtų nualinę labiau tiesiog, o efekto nebūtų. Tai va čia turint tokį profilį, tikrai išsinešimas, kad pirmas dalykas gal niekur skubėti nereikėtų, atsargiai didinant apimtis, dozuoti tą intensyvumą, galvoti labai apie tuos polius, tuos šonus visiškai, santykinai maksimalus tas greitumas trumpais labai intervalais ir daug tikrai ramaus to darbo. Labai geras pavyzdys, puiku, tikrai labai aiškiai, man atrodo, parodo ir patį profilį ir kaip galima labai nesudėtingai padaryti labai didžiulius pokyčius. Taip. Tai vėlgi, kaip minėjau, 1,5 metų šiaip nėra mažas, bet reikia suprasti, kad jeigu norėsi patobulėti, reikės investuoti, jeigu ilgą laiką dar tuo labiau nedarei to iki tol. Per 1,5 metų nusimesti minutę nuo maksimalaus greičio, man atrodo, nesvarbu, koks tavo lygis, visiems tai būtų arti svajonės. Tai va, o čia yra šiaip visiškai šviežias laktato testas, tai va, gal jūs čia norėsite irgi pabandyti, irgi paanalizuoti ir ištransliuoti, ką matot ir irgi, pavyzdžiui, kaip tokį profilį turint, nežinau, ar čia reikia konteksto apie patį sportininką, gal visai galima duoti. Gali nes... papasakoti anonimiškai, aišku. Tai tas sportininkas tikriausiai supras, kad apie jį kalbam, bet tai viskas su to yra tvarkoj. Bet irgi kontekstui tai yra tiesiog buvęs vidutinių nuotolių bėgikas, kuris jau kurį laiką dabar labiau fokusuojasi į tos ilgesnius nuotolius, 10 km, pavyzdžiui, bėgimus. Ir čia pasidarė laktato testą, norėdamas suprasti, kaip jam dabar geriau yra treniruotis, nes nori pasigerinti tiesiog rezultatus 10 km atstume. Taip, tai aš iš karto matau jau vien pagal kreivę, kad čia toks labiau korveto profilis, nes matos, kad didžiulis
maksimalus laktatas, tu čia net tyčia padarai dar, kad jį pakankinai ar... Tai va čia įdomu, šiaip dabar trumpas irgi komentaras visiems, kad tiesiog kontekstui, mes kai darom laktato testus, dažniausiai 10 milimolių yra ta riba, kur sakom, okei, viskas, good, turim universalų profilį, viskas tvarkoj. Bet jam tiesiog lengva buvo. Bet jisai atbėga, sako 9, sako dar 2 laiptelius padarysiu. Ir jisai atbėgo su 12 milimolių į tą laiptelį ir sako, darom dar. Jo. Tai čia yra absoliutus korveto ženklas, šitas labai va fainai, kad pasidalinai, nes tikrai nėra daug tokių sportininkų, bet tikrai būna tokie, kur gerai treniruotas ir aerobiškai labai stiprus sportininkas, tu sutiksi, ar prie 12 jis jau nenorės nieko daryti. Tu prie 8, prie 6 milimolių negalvosi, kad tau dar 4 laiptelius padarysi. Ir matai, kur jau žmogus šiaip, kur jau turi 10 milimolių ir dar gana adekvačiai kalba, viską daro, supranti, kad čia tiesiog nėra aerobinio fitneso, bet jis dažnai tiek įpratęs kentėti tuose, va tai čia tipinis crossfiterio kokio atvejais, kur tiek įpratęs aukšto intensyvumo darbus daryti, aerobic power zonose būti, bet neturi to aerobinio pagrindo ir dėl to va, atsiranda tas iškreiptumas. Tai čia jo labai simptomatinis, aš taip ir spėjau, kad taip ir buvo iš tikro. Tai labai trumpai dar apie tą aerobic power, kad irgi žmonės gal suprastų, kai matom, kad kur jau prasideda laktato kilimas ir kiek daug laiptelių dar nuo to kilimo yra. Virš antros lenkščio ten jis gali pusę dienos dar judėti. Tai va čia tai parodo, kad labai ištempta yra aerobic power zona. Jo, bet va čia ir būtent tas yra, o kur tas jų pirmas kilimas, jeigu jau taip griežtai žiūrėti, jis vos ne iš pat pradžių. Čia biški pakrenta. Jo, čia stabilizavosi daug maž, bet vis tiek palyginus, kiek tai yra, jeigu procentais turbūt paskaičiuotume. Šiam 8%. Jo, aš paskaičiau, tai yra šiam 8%. Tai labai toli nuo maks jo. Tai vadinasi, ta aerobinė zona yra tokia visa suspausta, o ta aerobic power zona, arba kaip mes vadinam 3-4 zonos, tai yra šita ypač 4 zona, tai yra didžiulė. Tai jo, tai čia įdomu iš treniruočių pusės, įdomu, Arnai, išgirsti tavo mintis, kaip tu treniruotum tą sportininką, nes čia sportininkas, kaip suprantu, jis, dabar tu jo netreniruoji, ne. Tiesiog testas padarytas, bet iš mano patirties, tai šitiems sportininkam reikėtų nebedaryti to, ką jie daro iki šiol, nes dažniausiai tai jų treniruotės visos būtent yra toje aerobinio galingumo zonose virš antros lenkščio, jie ten jaučiasi labai komfortiškai, bet dažniausiai ten jau būna įvykęs visiškas plato. Ten tobulėti toliau, aišku, čia negali visiškai besąlygiškai taip sakyti, nes būna, kad ir dar kažkoks progresas vyksta, bet jau jeigu nori tikro proveržio, tai jau reikia tada tikrai pasirūpinti apačią, mano galva. Nežinau, ar sutinki. Aš 100% tą patį sakyčiau ir ypač galvojant apie tai, kad ne tik galvojant apie profilį, bet ir kaip žmogus sako, kad nori ruošti 10 km varžybom, tai yra labai aerobinė rungtis. Tai turint tokią aerobic power zoną, jeigu mes tikrai sugebėsim pastumti pirmą, antrą slenkstį, kuo labiau į dešinę pusę ir priartinti prie to maksimalaus, tai čia, man atrodo, gali būti visiškas game changeris. Kokiu greičiu jis, jeigu išvertus į peisą, baigė čia tą testą? Išbėgo 3.10, bet maždaug palasplisus 3.13 peisas buvo. 3.13. Tai šitas žmogus su geru pasirengimu, aš manau, jisai turbūt netgi iš 35 minučių diske tikrai gali bėgti. Jeigu neklystu, sakė, 3-4 kažkas šiaip jo asmenis yra. Nežinau kada, nežinau kaip, bet 3-4 ten. Tai manau, su geru pasirašymu net ir iš 34, jeigu tvarkingai aerobiškai pastiprintų, nes tikrai turi tą fiziologinę rezervą. Taip. Tai tik įdomu, dar čia irgi reikėtų, aišku, pasitikslinti, kaip atrodė ten paskutinės, kiek žinau, tai jau ilgą laiką nebestreniruoja kaip vidutinių nuotolių bėgikas, bet įdomu, kiek tą profilį galima pakeisti, nes jeigu, pavyzdžiui, mes 10 metų tokį turim atvejį, tai galbūt jis jau yra, bet... Tai gerai, sakykime dabar hipotetiškai, nes mes abudu jo netreniruojam, bet sakykime dabar čia yra tavo Arnai bėgikas, jisai šiuo metu bėga 80 km per savaitę, nori išlaikyti panašų kilometražą, bet visiškai atviras yra perdėlioti treniruotės. Pagal šitą testą, kaip tą 80 km jo ir bėga, sakykime, 5 kartus per savaitę, kaip tu sudėliotum? Vieną kartą per savaitę palieku straidus, bet nežinau, ar palieku, ar integruoju iš tikrųjų, bet vis tiek man atrodo, kad tai yra stimulas, kurį visi turėtų praktiškai turėti, su tam tikrom šimtim, aišku, bet dažnu atveju tikrai gerai yra tą stimulą turėti. Ir iš tikrųjų 2 kartus per savaitę tikriausiai fokusuočiausi
pradžiai gal labiau taip stimuliuojant LT1, LT2, paskui galbūt net ir 2 kartus LT2 iš tikrųjų tą zoną ir tą slengstį antrą bandant stumti į tą dešinę pusę. Ir aišku, čia vėlgi reikia tada žiūrėti, kaip reaguoja žmogus, kaip viskas keičiasi, bet iš esmės, tai jeigu 5 kartus per savaitę bėgam, tai 2 bėgimai visiškai easy, 2 tada bėgimai arba LT1 arba LT2 treniruotė, arba paskui jau progresavus galbūt net ir 2 LT2 treniruotės ir galbūt uždėčiau net easy long run arba net, nežinau, lengvai progresuojant progressive long run, bet nedėčiau net ir 3 kažkokio darbo intensyvaus, nes jo tokiam kilometražai, manau, 2 tų treniruočių plus straidų pilnai užtektų stimuliuoti. Jo, labai panašiai, aš turbūt irgi galvočiau, kad 3 treniruotės turbūt irgi daryčiau, tas straidus, tai tikrai, kad tik taip palaikyti jo tą, nes nereikia, jūs sakant, jokių būdų nereikia prarasti to talento ir įdirbio, kuris padarytas, bet jį palaikyti reikia labai nedidelio stimulo. Tai vieną kartą per savaitę puikiai užtektų, galima būtų ten pakaitaliot kažkokią ar lengvą fartleką, ten, sakykime, duot vieną seriją 10 kartų 20 pagreitėjimų per 30 float, kad šiek tiek VO2 max tą zoną pastimuliuot, arba padaryti ten, nežinau, kokius 8 kartus po 15 sekundžių į lengvą įkalnę. Vat kažką tokio, jau turbūt ten, kaip tu minėjai, ten 5 po 15 sekundžių ir kiek, jam gal net ir mažokas tas stimulas jų šitam lygiai, bet kažkas tokio turbūt. Tada, manau, LT1 intervalų, tokių kaip ten po 2 km ar 8 minutės, ir kaip turbūt net neduočiau, nes vargu ar spėju, kad būtų labai mažas stimulas, gali būti, kad net nelabai veiktų, bet turbūt paeksperimentuočiau, nes esu matęs, kad kartais labai gerai veikia tie steady bėgimai, tai nes tokį kažkokį aerobinį LT1 iki LT1 norėtųsi įdėti stimulą, ypač jeigu galvoja apie 10 kg bėgimą, bet turbūt praktiškai žiūrėčiau, prie ko geriau adaptuojas, ar prie steady state'ų ilgesnių bėgimų, ar prie atkarpų. Nes tiesą sakant, neįsiaiškinau, kodėl kartais būna tiesiog atrodo, kad sureaguos, o matai, kad visiškai neveikia ta treniruotė, tada, pavyzdžiui, steady pakeitė atkarpom ir puikiai veikia. Gal dėl to, kad jo reikia to mechaninio kartais stimulo didesnio ir yra kažkoks jungtukas, kuris persijungia. Tai paieškočiau kažkokio vieną, bet tikriausiai integruočiau, kaip ir tu esi minėjęs, kad dažnai darai, integruočiau kažkokį ilgesnį bėgimą, tai turbūt savaitgalį palikčiau ten šitam iki 20 kg longraną su kažkokiu tai LT1 darbu. Ir tikrai esminė treniruotė tai būtų iki LT2. Bet aš šito atveju būtent aš norėčiau, kad iš apačios stumti, nes jis jau tolerancija laktato ir aerobic power labai gera, tai aš nenoriu jo ten dar labiau, nes aš žinau, kad jis ten stiprus, bet aš norėčiau būtent iki LT2 stumti iš apačios, kol jis dar nepersijungia į tą kitą energetiką. Tai čia turbūt būtų ir irgi aišku žiūrėti, ar kaip tos treniruotės veiks. Ir čia turbūt didžiausias klausimas būtų, kokio ilgio tos atkarpos turėtų būti. Nes jeigu duotum ten, kilometro, galimai greitis tada labai kentėtų. Tai gal reikėtų duoti trumpesnės, bet greitesnės. Čia mes dabar gyvai taip visą tą treniruočių procesą ir aptariam turbūt, kaip čia reikėtų susidėlioti. Yra keli klaustukai, dėl to negalėjau automatiškai pasakyti, net ir sutaręs jau stimulą, kurio reiktų, ir mes, man atrodo, visiškai sutariam, kokio reiktų, bet dar labai daug tokio ūkinio ieškojimo, kaip reaguoja, kaip tiksliai tos visos detalės, jos labai daug lemia po to. Aš gal vieną tik tai komentarą įdomu irgi galim padiskutuoti dėl long runo, nes žinant gal tą kontekstą, kad tai yra buvęs vidutinį nuotolį bėgikas, jeigu irgi tos aerobic power zonos yra didelis, jis yra greitas, aš gal vengčiau labai ilgų long runų ir irgi, aišku, gal žiūrėčiau, kaip reaguoja, tiesiog kaip jaučiasi, bet yra tikimybė, kad galbūt 20 kg long runas jam ir psichologiškai, bet ir mechaniškai. 8 kg savaitinis kilometražas, 20 kg long runas, čia tokį šoviau jau. Tikėtina, kad jau net 14-16 km yra maksas, ką net reikėtų bėgti. Vėlgi, aišku, reaguojant į tai, kaip žmogus pats į tai reaguoja, nes kartais atsimenu labai gerai Tado pavyzdį, kuris panašaus tikriausiai
tikriausiai profilio buvo, kai tik pradėjo sportuoti. Tai jam 20 kg būtų, ta prasme, bauda didžiausia. Taip, ten 18 km per ašaras jisai bėgdavo. Tai pagalvojus, jam long runas tikriausiai 12 km būtų pakankamas stimulas tiesiog, nes... Jo, jeigu eitų kalba apie ten 5 kg pasirašymą, tai net kalbos nebūtų apie tą long runą, bet 10 kg jau reikalauja. Bet tikrai ne 20, aš tikrai čia paskubėjau. Tai va, tai čia nemokami patarimai žmogui, kuriam testą ką tik padarėm, bet ir kitiem, kurie galbūt pamato save gal irgi, ar tai, ką dažnai matom iš crossfito, iš kitų tokių sporto šakų ateina ir tikriausiai turi panašų profilį, jeigu gali mechaniškai greitai bėgti ir pakankamai ilgai, bet aerobinės zonos tikrai atsilieka, tai va, gal reikėtų tikrai akcentuoti tos dalykus, kad tą nuobodų, santykinai galėta kartais darbą, bet jį reikia daryti pastoviai ir žiūrėti kaip... Ir šitiem vakarvetam tai didžiausia būtent ir yra ta problema, kad jiems labai sušlubuoja moralė, taip sakant, arba jų ego kartais kenčia, nes tie pirmi mėnesiai dažnai būna labai lėti, reikia tokio pasitikėjimo, kad tai kaip aš galiu bėgti po 3:10, 3:15 ir treniruotėse turbūt kažką ten trumpom atkarpom tokį ir darau ir staiga reikia bėgti čia turbūt kokie greičiai čia... Čia yra 4:20, 4:30 pirmas lengstis tam tarpe. Tai tokia, turbūt daugiau kroso pastanga. Taip, nes pagalvojus, jeigu kalbam apie tai, kad šitas žmogus jau gali bėgti apie 3:30, 3:30, 10 km, minutė nuo 10 km tempo, pirmas laktatas lengstis yra šiaip toli, tikrai toli. O pastangos prasme, tai čia atrodys kaip šlepsėjimas. Jo, aš bijau pameluoti, bet ten gal 2:3:10, kažkas tokio, Tai tau mentaliai yra sunku, kai jausmas, tai kas čia per treniruotės, nes tie dažniausiai korvetai ir įpratę kentėti ir jiems tada, kai lengva, žodžiu, tokia įdomi. Bet čia gal tas irgi geras jūsų komentaras, kad pasižaisti ir su atstumais, pasižiūrėti galbūt gali kažkiek aukštesnę pastangą, ten šiek tiek greičiau bėgdamas, bet trumpesniais intervalais, trumpesniais poilsiais apžaisti šitą dalyką, bet bandyti nepereiti tą aerobic power zoną, nekirsto antros lenkščio, nes tenais tikrai viskas yra gerai, viskas stipru ir tikrai sukandus dantis pabandyti pamėgti, klausant podcastą, pavyzdžiui, kokią, pasidaryti to zone 2 ar zone 3, tiksliau, kažkiek zone 3 tos darbus. Tai va, šiaip iš tikrųjų norėjom gal dar truputį pakalbėti apie pačias zonas, bet galvoju, gal net šiandien tada jau ir per daug nesiplečiam, nes mes esam padarę apie skirtingus treniruočių intensyvumus tą pokalbį ir norėjom trumpai gal tiesiog priminti, kad vėl susišnekėtumėm tą pačią kalbą visi, kas yra tos zonos, tai nebent galim trumpai irgi šitą grafą įmesti ir priminti, kad dažniausiai šiaip yra 5 tą zonų modelis naudojamas, tai čia dabar labai daug kalbėjom apie laktatą, apie laktatos lenkščius, bet ir pasidarius tokį testą, dažnai žmonės nori ir į laikrodžius susimesti tas zonas ir turėti, kad gautų gal net ir iš paties laikrodžio kažkokį feedbacką ir matytų, kiek laiko tose zonose praleidžia. Tai labai svarbu yra, jeigu nori matyti tuos skaičius, tai labai svarbu yra tuos tikslius duomenis susivesti, nes laikrodis dažniausiai tai paima pagal kažkokį algoritmą, galbūt 2:20 minus amžius, galbūt ten pagal treniruotės kažkiek paskui padžesna, bet jeigu mes turim tikslesnius rodmenis, tai tikrai geriau juos susivesti. Čia kalbu apie grinai laikrodyje tiesiog matymą. Tai kaip žinoti savo maksimalų heart rate, čia jau irgi esame minėję, bet toks nemalonus gal visai būdas, bet porą tokių tikrai aštrių, maksimalių, ilgesnių atkarpų po 2, galbūt net 3 minutės į kalną padaryti. Ir ką pamatysit aukščiausią pulsą, tai tikėtina, kad labai arti to maksimumo ir bus. Ir tą susivedus tada galima arba procentaliai suskaičiuoti, arba, pagal procentus ten pirma zona yra 50 procentų, maždaug antra zona yra 67. Bet daug geriau yra per testą, tikrai. Jo, per testą akivaizdu, kad matytumėm tiksliau tiesiog, bet, jeigu ką, tikrai galima šitą taikyti, bet iš esmės, kaip tos zonos atrodo žiūrint į žmogaus fiziologiją, tai tie 2 slenksčiai yra svarbiausi tikriausiai ir pagal juos paskui mes atsidedam ir kitas zonas, tai antros zonos viršus yra tas pirmas ventiliacinis arba pirmas laktatos lengstis, trečios zonos viršus yra antras laktatos lengstis arba antras ventiliacinis lengstis, pirmos zonos pabaiga, vėl mes kaip kalbėjom, tai nėra kažkaip tiksliai moksliškai galbūt pagrįsta. Šitą iliustraciją labai gerai ir parodo, aš kitą panašią mačiau, kur yra tokia, čia yra tos
ryškios juodos linijos, kurios žymiai aiškės fiziologinės pokyčių ribas, kurias mes matuojam, aiškiai matom laboratorijose ir parodymais. Tie skirtumai tarp 4-5 zonos, 1-2, jie neaiškus, bet tiesiog per daug metų mes labai aiškiai pamatėm, kad 15 dūžių nuo pirmo slenkščio atskaičiuojas yra pakankamai geras markeris, toks ūkiškas, kuris tikrai reikia garsiai pasakyti, jis nesiremia jokių fiziologinių markerių, bet jisai padeda dažniausiai 15 dūžių žemiau pirmo slenkščio, tikrai bus ta pirma zona, kur beveik nesu matęs žmogaus, kuriam tai būtų daugiau negu ten 2-3 iš 10 pastanga. Ir tai beveik visą laiką bus lengvas regeneracinis aerobinis sportas. Tai ten tikrai gali drąsiai pirmą zoną nustatyti ir neprašausyti smarkiai. Jo, tai iš esmės irgi pavyzdys realus, tarkim, jeigu jūsų pirmas slengstis nustatytas yra prie ten 160 dūžių per minutę, tai atminusuojam 15, tai ramius bėgimus bėgam iki 145. Tai yra pirmos zonos pabaiga 145. Tai viskas, kas iki tenais, tai nereiškia, kad bėgam ant 105 ar stengiamės bėgti iki. Neperžengdami, o tarp 145 ir 160 yra antra zona, kurios pirmas slengstis 100 ir antros zonos pabaiga. Taip. Jo. O trečios zonos viršus, o tas antras slengstis, tai irgi ten, pavyzdys, sakykime, jeigu 160 buvo pirmas, tai dažniausiai bus kažkur apie 100, nuo 165 iki 175 tikriausiai, taip statistiškai bus antras slengstis ir tada jau ta 4-5 zona, jos irgi nėra tokios aiškios, ten viskas, kalbant apie aerobinius darbus, tai viskas, kas ten viršaus jau eina link VO2 makso, arba jau paskui jau perinant tą, tai jau neurorumeninis stimuliavimas ir visai kitas impulsas, bet ir ten tiesą sakant, praktiškai net pagal pulsą labai ir sunku duoti treniruotės. Ypač pačiam viršuje, nes atkarpos su trumpos, pulsas nespėjo užkilti ir tai labai netikslu. Tai dažniausiai turbūt ir tu sutiksi, kai duodam treniruotės tose zonose, tai duodam pagal pastangą arba pagal varžybinės. Net aš tai ir pagal tempą jau duodu tiesiog kartais. Arba pagal tempą, jo. Jo, nes pavyzdys, pavyzdžiui, kai mes mėgstam vingis TT 2 km varžybas daryti, tai yra irgi pakankamai gera indikacija, koks yra daugmaž VO2 max greitis žmogaus. Ir tada pagal tai ir žiūri, pavyzdžiui, jeigu darai kažkokius VO2 max fartlikus ar kažką, kad žmogus būtų daugmaž tose rėžiuose. Tiesiog. Jo, visiškai. Bet jo pulso dažnu atveju net ir nepasiekė to maksimalaus ar arti maksimalaus, nes nespėjai tiesiog. Nebent darytum gal tuos senovinius labiau tos standartinius 4 minučių 3 ar 4 minučių all-out vos ne intervalus, bet ir tai tada pasieksi tą pulsą, bet pasieksi jį tik tai gal antroji minutė ir šiaip iš vidurkinus tu nepraleisi tiek laiko zonoje, kiek tu mechaniškai praleisi toj zonai. Bet jo, iš esmės, 5 zonų modelį taikant, tai šitie gal principai, kaip jas nusistatyti ir kaip žinoti, kur yra tas antras slengstis, kur yra pirmas slengstis pulso prasme, tai tikimės, kad padės jums visiems tą ir nusistatyti ir pagal tai vadovautis. Ir ką žinau, man atrodo, toksai šis epizodas gavos gana techninis, bet labai džiaugiuosi, kad tokia gyva su tavo tais pavyzdžiais, tokia gyvas minties procesas, kaip mes iš tikro tos testus atliekam, kaip naudojam praktiškai, kaip nusistatom tuos apribojimus ir sudarom planą, tai tikiuosi, kad klausytojai ir žiūrovai gavo tą tokią kaip idėją virtuvinę mūsų, kaip mes iš tikro darom ir gal iš to ir įsinešit tokių labai konkrečių idėjų, ką galit padaryti, nes tai yra tikrai kaip ir daugelio metų eksperimentavimo vargšų bėgikų rezultatas, žinau, kad tie dalykai visai neblogai veikia, tai jeigu jūs juos irgi pritaikysit ir kažkiek pastiprėsit nuo to, tai bus labai smagu. Ir galų gale, kaip ir mes, kaip treneriai, daug sužinom dalykų, tai ir jūs ir apie save sužinosit daug dalykų tikrai, nes jeigu sistemingai bandysit, taikysit tam tikrus modelius, žiūrėsit, kaip jie veikia, ar neveikia, bandysit kažką keisti, tai tikrai labai daug sužinosit, suprasit ir padėsit savo būti geresniais bėgikais. Liuks. Tai tai tiek gal šitam naujametiniam epizode tada. Rašykit klausimus, jeigu turit klausimų. Šiaip
turim va, tą irgi idėją, mintį, jau gavom kelis planus sugeneruotus Norėjom robotų. pasakyti, kad būtinai peržiūrėsim juos ir ačiū labai visiems, kas atsiuntėt ir grįšim prie to. Jo, turim jau išsirinkę. Tai kitas epizodas ir bus tam. Galima gal kitą ir padarysim iš tikrųjų. Tai jeigu dar kas nors nori, kad va taip, kaip dabar čia sėdėjom ir žiūrėjom laktato testus, tai galim taip pabandyti ir tuos planus paanalizuoti. Tai atsiųskit į mum e-mailų, į Instagramą, kur tik tai jums patogu. Ir jo, po truputį taip paanalizuosim, pabrainstorminsim vietoje. Tai ačiū visiems, kas išklausė iki galo. Ačiū labai. Nepamirškit perduoti kitiem, kad čia visai kažką gerai šnekam. Nepamirškit subscribint ir ką, iki kitų kartų. Iki. Čiau.